Per pastarąją savaitę Amerika bombardavo Islamo Respubliką daugiau nei 300 kartų. Trumpas sako, kad paliaubos žlugo. Jis vadina režimą atmatomis. Tai kodėl dėrybos vis dar vyksta? Ar Trumpas ruošiasi užbaigti darbą, ar jis ketina suteikti Islamo Respublikai dar vieną gelbėjimosi ratą? Visą tai dabar aptarsime laidoje The Quad. Sveiki sugrįžę į laidą The Quad per JNS TV. Esu čia su Belamirute, o studijoje vėl turime Danielių Rainas Baldingą. Labai tavęs pasilgome. Fleur vis dar užsienyje, bet greitai vėl bus su mumis. Šią savaitę kalbame apie Irano Islamo Respubliką ir tai, kas vyksta vietoje. Pažvelkime, ką pastarosiomis dienomis sakė prezidentas Trumpas. Praėjusią naktį mes juos smarkiai bombardavome. Jie yra labai blogi ir ligoti žmonės. Vakar visą dieną su jais turėjome susitikimus. Jie vakar sutiko su susitarimu. Puikus susitarimas mums. Jokio brandolinio, jokio to, jokio ano, nieko. Jie visko atsisakė. O tada po to jie paliko kambarį. Ir tada per valandą jie paleido droną į laivą. Pasakiau, jūs nesveiki. Jūs esate ligoti žmonės. Dėl Irano. Ar paliaubos baigėsi? Ar paliaubos jau baigtos? Ar susitarimo memorandumas žlugo? Tai labai įdomus klausimas. Man atrodo, kad tai baigta. Aš nebenoriu su jais turėti reikalų. Jie yra padugnės. Žinai, kas yra padugnės? Jie yra padugnės. Jie yra ligoti žmonės. Jiems vadovauja ligoti žmonės. Ir jie yra žiaurūs, smurtaujantys žmonės. Ir jei jie turėtų branduolinį ginklą, jie jį panaudotų. Mano galva viskas baigta. Pasikalbėsiu su mūsų derybininkais, tai tik laiko švaistimas su jais bendrauti. Jie melagiai, su jais kažkas negerai, jie išprotėja. Kaip matote, Trumpas tikrai nėra patenkintas tuo, kas vyksta. Nenoriu sakyti, argi nesakėme, bet truputį norisi, nes mes juk tai ir sakėme. Ką apie visą tai manai, Rūte? Na, manau, kad prezidentas Trumpas, žinote, mes jau nebespėjame sekti, nes vieną dieną jis sako vieną, kitą dieną jau visai ką kitą. Tačiau pastarosiomis dienomis jis buvo gana nuoseklus savo pasisakymuose. Taip pat jis sako, kad derybininkai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris vis dar mato galimybę. Ir žinote, jei jie nori bandyti, tegu bando, bet aš nematau galimybės. Ir jei jie sudarys susitarimą, jei Islamo Respublika sudarys susitarimą, jie jo nesilaikys. Trumpas žino, jis tai žino, bet štai kur problema. Kai kažką žinai visiškai tiksliai, tada turi kažką dėl to daryti. Dabar jis kažką dėl to daro. Jis bombarduoja struktūras, bombarduoja paleidimo įrenginius, bet tai nėra visiškas karas. Jis nenori, akivaizdžiai nenori. Jis taip ir pasakė. Jis labiau norėtų diplomatijos, tai neveiks. Ir daugelis žmonių sako, kad jam tai reikia sulaukti vidurio kadencijos rinkimų lapkritį, o tada pamatysime. Aš asmeniškai manau, ir jei jam patarinėčiau, sakyčiau, klausyk, tau būtų geriau per vidurio kadencijos rinkimus, jei pasiektum pergalę. Amerikiečiams patinka pergalės. Ne tiek, klausyk, pažįstu respublikonų, kurie palaiko Izraelį, kurie man sakė, mes buvome prieš karą, bet jei jau esame kare, tai laimėkime jį. Teisingai. Ir manau, kad klaidinga manyti, jog, antikarinio judėjimo dalis jam padės per vidurio kadencijos rinkimus. Taip. Aš irgi taip manau. Tai buvo viena iš mano kritikos pastabų. Manau, kad tai klaidinga. Suprantu, kad vidurio kadencijos rinkimai jam labai svarbus, bet iš tikrųjų tai tik žaidžia režimo rankose. Taip pat yra ir kitas šios istorijos aspektas, kuris išaiškėjo šią savaitę – pasikėsinimo nužudyti planas. Taip. Žinote, sužinojome iš Wall Street Journal šio mėnesio 9 dieną, man atrodo, tai buvo iškart po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje, kad buvo konkretus planas nužudyti JAV prezidentą. Tai šiek tiek pakeitė jo planus, arba tai, kur jis buvo, arba kaip jis išvyko, manau, iš Turkijos. Iš tikrųjų, apie tai daugiau detalių nežinome, bet matėme jo reakciją į šią situaciją, kai jis kalbėjo apie tai, kad į Islamo Respubliką nukreipta 1000 raketų. Labai griežti žodžiai iš Trumpo. Turime šio įrašo vaizdo įrašą. Pažiūrėkime. Kadangi po to, kai religiniai autoritetai ir teisininkai šią nešvarę būtybę apribojo ir padarė ją nešvarę,
Reikia mechanizmų, kad šis mechanizmas pradėtų veikti. Arba būtinai šio paskelbimo reikia mechanizmų, kad jis pradėtų veikti. Ir būtinai šis fatvos sprendimas būtų įgyvendintas. Ir ši problema nėra čia tai susijęs su darbu, kurį žmonės atlieka. Kur jie yra? Kiek tai susijęs su Jungtinių valstijų likimu? Nežinau, kodėl jie kritikuoja SSRS, juk jie myli komunistus, bet nukrypstu nuo temos. Bet kokiu atveju, jie pasiryžę nužudyti JAV prezidentą. Žinome, kad jie bandė tai padaryti ne kartą. Belami, kaip jūs į tai reaguojate? Na, kas gi nemėgsta žiurkės persirengusios moterimi? Lyg aš klausysiu ar priimsiu patarimus iš kažko panašaus. Manau, tai beprotiška gyventi tokiu metu, kai būtent tai vaikai ir klauso ir su tuo jie užauga. Ir kad jaunesnioji karta būtent už tai jie pasisako. Tai iš tikrųjų yra tai, ko jie nori. Ir Amerikos vaikai taip pat nesupranta, kai tenka pasakyti. Ar suprantate, kad laisvojo pasaulio lyderio, vyriausiojo vado saugumas yra ir jūsų saugumas? Nėra jokio supratimo apie tai, kaip iš tikrųjų visa tai veikia. Man nesuvokiama, kad jūs manote, jog sąmokslas nužudyti jūsų dabartinį prezidentą, nesvarbu, ar jis jums patinka ar ne, nekelia pavojaus jums ir kiekvienam JAV civiliui visame pasaulyje. Taip, pastaruoju metu tarsi tyliai pritariama politiniam smurtui. Ir žinote, manau, kad daug to kyla iš tokių žmonių kaip Hasanas Paikeris ir radikaliosios kairės, kurie tarsi normalizavo tokią retoriką. Ir tada matome reakciją ir iš kitos pusės. Ir tai veda į labai pavojingą situaciją. Bet žinote, Irano Islamo Respublika visada buvo labai pasiryžusi taikytis į vakarų lyderius ir juos žudyti. Tai iš tikrųjų nėra nauja. Bet žinote, mes tai matėme per laidotuves. Tu matei tas scenas, Danieliau, beprotiška tiesiog ant kiekvieno pastato. Mes nužudysime Trumpą. Apsėsta. Gal jie turėtų tapti laidos The View dalyviais? Galbūt. Mano nuomonė, JAV ir Izraelis veikia visiškai vieningai. Manau, kad ši administracija yra labiausiai sionistinė administracija, kokią esame turėję. Manau, kad užkulisiuose vyksta dalykai, apie kuriuos mes nežinome. Ir tai kažkiek sulėtino procesus. Tačiau pasaulis iš esmės degė. Jie turėjo daug ką padaryti. Jie turėjo užtikrinti sienos saugumą. Jie turėjo pradėti milijonų žmonių, kurie neteisėtai pateko į šalį, deportaciją. Ir taip pat mes kalbame apie Irano žmonės, kuriuos laiko įkaitais Islamo Respublika, bet Europa yra tokioje pačioje padėtyje. Kaip ta infrastruktūra, kuri buvo sukurta, kiek daug miegančiųjų ląstelių turi būti Europoje, aš net negaliu to suvokti. Mano buvusiame rajone Europoje, Berlyne, buvo sučiupta ISIS ląstelė. Ir aš pastarosius kelis mėnesius buvau Europoje. Kataras ir Al Jazeera net nėra problema. Tai dabar jau nacionalinės naujienos. Vaikai, kurie išvyksta į šias flotilijas, grįžta į Belgiją ir valandą kalbinami nacionalinėse naujienose, tiesiog meluoja apie Izraelį. Taigi, vakarų suardymas ir radikalizacija yra tiesiog šokiruojantys. Taip, atrodo, kad jie perėmė visą šią ekstremistinę retoriką, kuri jų kultūroje tapo visiškai normalizuota. Ir vietoj to, kad imigrantų banga atvykstanti į vakarus norėtų perimti vakarietiškas vertybės ir integruotis į visuomenę, jie atsinešė viską, kas blogiausia iš savo visuomenių. Tai, ką matome, tiesiog kelia nerimą. Dar boliau yra tėvai iš šalių, trečiojo pasaulio šalių. Žinau, kad taip sakyti nevalia. Iš musulmonų dominuojamų šalių, kurie imigruoja legaliai ar nelegaliai į kitas vakarų šalis, tam, kad jų vaikai būtų išsilavinę vakaruose ir turėtų geresnį gyvenimą. Ir vaikai, o tokių atvejų yra daug, lanko gerą mokyklą gražiame rajone, o grįždami namo užsuka į vietinę mečetę ir radikalizuojasi. Tėvai norėjo vykti į Didžiąją Britaniją ar Amsterdamą, kur, žinote, jie nori vykti ten, kur jų vaikai neaugs skurde ir, žinote, su islamistinė ideologija. Ir štai, vakaruose jie radikalizuojasi. Tai, ką matome, iš tiesų kelia nerimą. Turiu omenyje, mes vis matome tą pačią istoriją vėl ir vėl. Ir atrodytų, kad ekstremizmas vyksta tokiose vietose kaip Iranas, nes jie yra indoktrinuojami tuo pačiu dalyku.
Tačiau matome, kad Irano žmonės tai atmeta. Jie visiškai tam priešinasi. Taigi matote tas vėliavas, Izraelio ir Amerikos vėliavas, ir jie apeina jas. Tuo tarpu vakaruose turime visiškai naują žmonių kartą, kuri palaiko politinį smurtą ir atrodo, kad mano, jog tai yra kelias į priekį, kai su kuo nors nesutinki. Ir tai iš tikrųjų yra islamistinis mąstymas. Žinote, jei nesutinki su manimi, tuomet tave galima nužudyti. Aš labai dėl to nerimauju. Kai kalbame apie tai, kas yra tikroji privilegija būti vakariečiu, ir aš tai supratau persikėlusi į JAV. Aš nesupratau, kokie iš tikrųjų privilegijuoti yra žmonės net ir blogiausiose savo situacijose. Nes fantazuoti ir trokšti tokio gyvenimo, tokio kraštutinio mąstymo būdo, pritarti politiniam smurtui ir panašiai. Patinka jį jums ar ne, Sigi Flicker tai pasakė geriausiai, aš tuoj keiksiu ožkų populiaciją. Jei nori būti tame primityviame, senoviškame, senajame pasaulyje, tu trokšti kažko, kas tavo gyvenime iš esmės yra ne taip. Tai ne tik švietimo sistema, tai ne tik bendruomenės. Tai ne tik, žinote, mūsų turimi lyderiai. Kažkas yra visiškai ne taip. Ir dėja, tai jau kurį laiką juda tą kryptimi. Dabar tai pasiekė nerimą keliantį tašką, kai mes jau ilgą laiką apie tai kalbame ir kartojame. Kažkas negerai, kažkas negerai, kažkas negerai. Ir dabar beveik reikia juos deradikalizuoti, nes jie yra radikalizuoti. Taip, jie yra radikalizuoti. Na ir tai yra viena iš islamistų strategijų – taikytis į kairiuosius, nes jie dažnai neturi aiškaus moralės, kas teisinga ir kas neteisinga pojūčio. Ir taip pat juos labai lengva manipuliuoti. Daug indoktrinacijos vyksta per meną. Taip tai ir sklinda. Poezija. Todėl visada matome šalikų ir alyvmedžių vaizdus. Na, žinai, juokinga, kad taip sakai apie poeziją, nes vienas iš labiausiai išplitusių vaizdo įrašų iš Chamenėjaus laidotuvių buvo eilėraščio deklamavimas apie tai, kaip kiekvieno pareiga yra nužudyti JAV prezidentą. Oho. Taip, jie taip ir daro. Jie naudoja tai kaip būdą skatinti radikalizmą. Mes tai matome ten ir matome tai ir vakaruose. Bet aš norėčiau grįžti prie visos pasikėsinimo temos, nes norėčiau aptarti, kas mūsų manymu nutiks. Turiu omenyje, ar manote, kad Trumpas pasakė, žinote, man atrodo, mes turime tikslę citatą. Irano Islamo Respublika paprašė mūsų tęsti derybas. Mes sutikome tai padaryti, bet Jungtinės valstijos jiems aiškiai pasakė, kad paliaubos baigtos. Didžiosiamis raidėmis baigtos. Ką tai reiškia, Rūtė? Kas bus toliau? Na, Irano Islamo Respublika taip pat pasakė, kad viskas baigta. Turiu omenyje derybos. Jie tai kartojo nuo pat pradžių. Halibafas pasakė, kad nėra jokio susitarimo, jie pažeidė supratimo memorandumą ir visa ši nesąmonė. O pagrindinis jų naujausias pasiteisinimas yra tas, kad Izraelis ir Libanas turi susitarimą. Susitarimą atsikratyti Hezbollah Libane. Ir pasak islamistinės Irano Islamo Respublikos dėrybininkų, tai pažeidžia supratimo memorandumą, nes Hezbollah, žinoma, yra Irano įrankis ir tai liečia mus. Taigi esmė ta, kad visa tai yra tik tušti žodžiai, bla, bla, bla. Ir vienas dalykas, kurį mes žinome, nemanau, kad jiems pavyks nužudyti prezidentą, bet jie bando sukurti kažkokią lygybę. Gerai. Beje, Chamenėjus buvo nužudytas Izraelio, nors Trumpas dažnai mėgsta prisimti nuopelnus už tai. Bet esmė yra tokia. Gerai, tarkime, mes, sąjungininkai, nužudėme jų lyderius. Todėl jie turi teisę nužudyti mūsų lyderius. Jau nekalbant apie kitus žmonės, kaip Benas Šapyras, kuris nėra šalies lyderis. Taigi, ir tai yra didelė problema, nes kvaili kairieji tuo tiki. Žinote, taip pat kaip jie priima argumentą, na, jei Izraelis turi branduolinius ginklus, kodėl Iranas negali turėti branduolinių ginklų? Tai yra kvailystė, bet norėčiau pasakyti, kad pirmas kartas buvo tada, kai Ajatola Chomeinis perėmė valdžią Irane 1979 metais. Žinote, tuo metu įvyko du dalykai. Be to, kad Jimis Carteris buvo prezidentas ir jis buvo tiesiog bejėgis, nieko negalėjo padaryti ir panašiai. Kai tai įvyko, galima sakyti, kad buvo žmonių, amerikiečių, kurie buvo tarsi užklupti netikėtai. Bet taip pat tuo metu nebuvo interneto. Galvotumėte, kad šiandien, turint internetą ir žinant, kas vyksta, daugiau žmonių suprastų, kokia tai siaubinga, o ne mažiau žmonių.
Jūs sakėte, kad įdomu, kaip Irano žmonės nėra patenkinti savo valdžia, nors jie ir buvo indoktrinuoti. Jie neužaugo laisvėje, tačiau vis tiek nėra patenkinti režimu. Galbūt taip yra todėl, kad iraniečiai, kurie po Chomeinio atėjimo į valdžią, per tuos metus persikėlė į Ameriką, išliko tvirtai provakarietiški. Taip, ir tai skiriasi nuo kairiųjų universitetuose ir nuo imigrantų iš arabų šalių. Ir tai gali būti yra parama iš Irano kilusių žmonių vakaruose. Matote, kaip jie išeina protestuoti prieš režimą, o ne už jį. Turiuomenyje, mes visi matome daug pinigų iš Irano Islamo Respublikos, taip pat ir iš Kataro, kurie skiriami kairiesiems, ypač Amerikoje. Mes žinome iš JAV žvalgybos ataskaitų, kad Iranas buvo įsitraukęs, turėčiau sakyti, Islamo Respublika yra įsitraukusi į kai kurių tų stovyklų, kurias matėme finansavimą, į anti-izraelietišką veiklą. Ir žinoma, Kataro pinigai taip pat yra visame šiame reikale vakaruose. Bet taip, tai tiesiog beprotiška. Vakarai tapo labiau pro-islamistiniai, nei, žinote, Irano žmonės. Bet ką, jūsų nuomonė į visą tai atsakys Trumpas? Ar manote, kad pamatysime padidėjusią karinę veiklą? Jau šiek tiek pradėjome. Matau, kad paskutinis etapas ką tik baigėsi. Islamo Respublika dabar puola kitas arabų šalis Persijos įlankoje. Manau, kad tikrai bus daugiau veiksmų, kai kalbama apie kariuomenės įsitraukimą ir beveik spaudimą juos priversti kažką daryti. Nes jei jau sakai kažką, tai ir padaryk. Džia bandė ne vieną kartą, bet pasakysiu, galbūt tai tik mano mintise, gal tai skamba kaip sąmokslo teorija, arba galbūt tai netgi buvo plano dalis. Jie tiesioginė prasme bandė jį nužudyti ne vieną kartą. Tai buvo akivaizdu, pasaulis tai matė. Ir vis tiek jie sakė, ne. Tai melas. Tai šito dalis. Taigi dabar režimas tiesiogiai sako tau, kad tavo darbas yra įsitikinti, jog jį nužudysi. Ir vis tiek jie bandys sugalvoti būdą, kaip manipuliuoti situaciją ir pasakyti, na tu juk nužudėjai jų lyderį, tai tarsi tau išeina į naudą. Tikiuosi, kad planas yra platesnis, nei gali suvokti toks mažas žmogus kaip aš, neturintis jokios informacijos, jokių žvalgybinių duomenų, nieko. Bet aš tikrai tikiuosi, kad jis į tai žiūri rimtai, kad tai nebūtų tik apie pagalbą Irano žmonėms išeiti iš savo namų ir jaustis saugiau gatvėse. Taip. Jie neturėtų sustoti, jie turėtų susigrąžinti valdžią ir susikurti tokį Iraną, kokio nori. Bet aš taip pat manau, kad jų daugiau negalima įbauginti ar priversti bijoti. Ir ypač, kai dabar grasinate savo patiems civiliams, kurie yra prieš jūs, ir naudojate juos tik miniai padidinti. Nes jūs žinote, kad niekas neateis ir jūsų neužpuls. Tai yra kažkas psichologiškai iškreipto, sakyti, mes jūs nužudysime. Tai pasimkite savo juodąją saulę ir eikite stovėti į minią, nes mums reikia daugiau žmonių. Jie juos naudoja taip pat, kaip Hamas naudoja savo civilius, kaip gyvus skydus. Tikiuosi, kad jis tikrai ką nors padarys, nes tai nėra tik apie artimųjų rytų saugumą ir apsaugą. Tai labai susiję ir su vakarais. Vakarai dabar yra tokioj gilioj bėdoje. Ir aš negalėčiau pasitikėti niekuo, kuris ateina į vadovaujančią poziciją, kai dabar jaučiuosi nesaugi kaip Amerikos pilietė tiek savo šalyje, tiek dėl išorinių grėsmių. Mes žinote, jūs abi iškėlėte labai įdomų dalyką ir tai yra klaidingas prilyginimas. Na, aukščiausiasis lyderis buvo nužudytas, todėl viskas leistina. Aš netgi matau tai socialinių tinklų komentaruose iš žmonių čia Izraelyje. Na, mes juk pašalinome jų aukščiausiąjį lyderį. Taip, aukščiausiasis lyderis, kuris yra tiesioginė prasme JAV, ES ir daugelio kitų šalių teroristinė organizacija paskelbtos IRGC vadovas. Tai yra teroristas, gerai? Jis nėra tik dvasinis lyderis, jis nėra tik politinis lyderis. Jis yra teroristas, kurio rankose 10 000 žmonių. O iš tikrųjų, jei žiūrėtume į Irano ir Irako karą, 100 000 žmonių kraujas. Jis yra žiaurus, žvėriškas diktatorius, kuris nusipelnė visko, kas jam atsitiko. Iš tikrųjų, jis nusipelnė dar blogesnio likimo. Taigi toks palyginimas yra juokingas. Nesvarbu, ką galvojate apie bet kurį vakarų lyderį. Tai nėra tas pats dalykas. Mes kalbame apie lyderį, kuris neturi jokio teisėtumo savo tautos akise. Jis tai pasiekė per smurtinį perversmą. Ir jūs tai lyginate su demokratiškai išrinktu lyderiu. Nesvarbu, ar jums tas žmogus patinka ar ne,
Tai tiesiog nesąmonė. Tai priverčia Robertą Mugabe atrodyti kaip, žinote, tikrai dorą žmogų. Taip, ir tai daug ką pasako, kaip Iš tiesų, Vakarų demoralizacijos lygis ir tai, kaip naujienų žiniasklaida tiesiog supūdė žmonių protus ir tai tiesiog šokiruoja. Tai tikrai šokiruoja. net pati mintis, kad vienas iš tavo bendrapiliečių būtų pagrobtas teroristinės organizacijos, JAV pripažintos teroristinė organizacija ir tu būtum teroristų, kurie nužudė ir pagrobė tavo pačių piliečius, pusė vien dėl to, kad jų žemė buvo atimta. Kaip tas beprotiškas islamistinės propagandos pasakojimas, apie kurį visi žinome, kad jis yra absurdiškas. Faktas, kad žmonės vis dar laikosi šios iliuzijos, yra tiesiog beprotybė. Mes matėme žmonės plėšiančius įkaitų plakatus. taip. Gerai. Tai buvo, turiuomenį, viena yra sakyti, gerai, tu nekenti ministro pirmininko ar prezidento. Tai nekaltos moterys, kūdikiai, tiesioginė prasme kūdikiai, plėšomi, tai žmonės. Ir žinai, Belami, tu paminėjai privilegiją. Leis pasakyti, būdama vyresnioji prie šio stalo, galiu pasakyti, kad ši privilegija yra, tai tiesiog kelia šleikštulį. Nes jei paimtų moterų judėjimą kaip pavyzdį, mano laikais mes tai vadinome moterų išlaisvinimu, o ne feminizmu. Arba žinai, Me Too. Didžiausios veidmainės buvo tos moteris, kurios skundėsi moterų padėtimi, bet nekalbėjo apie tas moteris pasaulyje, kurioms iš tikrųjų reikėjo pagalbos. Tai moteris, kurios studijavo Harvarde ir Princetone ir gavo viską, ko norėjo, bet kokį darbą, kokio tik norėjo. Ir jos dejuoja bei skundžiasi. Tai privilegija, tai Hollywoodas, tai akademinė bendruomenė. Yra moterų šiame pasaulyje, ypač Irano Islamo Respublikoje ir kitur, kurios iš tikrųjų yra engiamos, iš tikrųjų patiria smurtą ir priespaudą. Ir jūs nematote, kad JTT ar kitur kas nors gintų tas moteris. Viskas, ką girdite, tai apie Harvey Weinsteiną ir Hollywoodo žvaigždės. Na, nors manau, kad tai, kas nutiko toms moterims Hollywoode, yra siaubinga. To negalima lyginti su moterimis, kurios nušaunamos gatvėje, vien todėl, kad jų veidas neuždengtas. Na tai visa lyčių apartheido sistema. Tai beprotiška, kas ten vyksta. Bet aš tikrai noriu pereiti prie Gazos, nes sakėme, kad kiekvieną savaitę aptarsime istoriją, kuri nėra antraštėse. O iš Gazos jų tikrai yra daug. Na, iš viso šio regiono, bet ypač iš Gazos. Ir šią savaitę matėme, kad kaip teigiama, Hamas kažkaip atsisako kontrolės, kažką išformuoja Gazos ruože. Siekiant pažangos, kaip šios taikos tarybos iniciatyvos dalis, paliaubos, tos tarsi besitęsiančios paliaubos. Aš akivaizdu tuo neįsitikinusi. Manau, kad tai visiškai apgaulė, skirta Hamas pakeisti įvaizdį. Jie neatsisako ginklų, tai akivaizdu ženklas. Ir jie buvo labai kategoriški, kad neketina atsisakyti ginklų, o tai žinoma visiškai pažeidžia paliaubų sąlygas, kurias iškėlė Donaldas Trumpas. Rūti, ką tu apie tai manai? Ar tai žingsnis į priekį, ar tai nesąmonė? Tai visiškai nesąmonė. Kol jie kontroliuoja ginklus, visa kita yra nesąmonė. Nes jie sako, gerai, tegu kažkas kitas tvarko šiukšlių surinkimą ir mokesčius ar ką ten dar. Savivaldybės paslaugos, civilinis gyvenimas. Jiems tik geriau kontroliuoti ginklus, sugalvoti, kaip pastatyti daugiau tunelių ir kaip nužudyti daugiau žmonių. Ne, tai visiškas melas. Ir vadinti tą dalyką Gazoje taikos taryba taip pat buvo, žinote, vėlgi artimuosiuose rytuose, kai išgirstate žodį taika, geriau slėptis. Gerai. Taigi taip, vienintelė, sakyčiau, optimizmo priežastis, kurią matau, yra ta. Matome, kad Hamas turi būti atgrasytas. Kol kas, bet kuriuo atveju, nes mes neturėjome raketų ir neturėjome, o Izraelis kontroliuoja, sakyčiau, 60% teritorijos. Ir jei Izraelis neatsitrauks ir, žinote, laikysis savo pozicijos dėl to, ką turi daryti kiekvieną kartą, kai teroristas pakelia galvą, tada būsime saugesni nei anksčiau. Mes jau esame saugesni nei buvome 2023 metų spalio 6 dieną. Bet vėlgi, žinote, tie vakarų svajotojai, kurie tiki, kad tai reikia sukurti kažkokią sistemą, kurioje būtų nuosaikieji Palestinos savivaldoje,
nėra palestiniečių nuosaikiųjų. Būtent Palestinos savivalda užaugino tuos vaikus, kad jie taptų Hamas nariais ir moka jiems pašalpas, kai jie žudo žydus, krikščionis ir musulmonus netikėlius. Taigi, žinoma, aš to visiškai netikiu. Na žinote, dėl sienos. Viena iš tų dalykų, apie kuriuos dabar kalbama, yra tai, kad jie nori išbandyti tam tikras teritorijas, iš kurių Izraelis pasitrauktų, panašiai kaip pagal Libano susitarimo modelį. Skirtumas tas, kad Libanas turi visą suverenę valstybę, kuri turėtų tai užtikrinti, ir kariuomenę, kuri turėtų tai užtikrinti. Beje, ne mūsų. Kalbu apie Libano kariuomenę. Kas vyksta Gazoje? Ką jie mano, kad nutiks su šiuo pasiūlymu? Na, man atrodo, kad tai kliediška. Na, manau, kad taikos taryba yra svarbi, nes mums reikėjo kažkokios tarptautinės institucijos, kuri būtų palanki vakarams. JT yra tiek korumpuota, kad tai tiesiog juokinga. Tai tiesiog pokštas. UNRWA buvo UNRWA narių, kurie dalyvavo spalio 7-osios įvykiuose ir laikė įkaitus. Ir iš esmės UNRWA yra tarsi padegėjas, o Hamas buvo ugnis. Taigi manau, kad kažkas panašaus turėjo būti sukurta tiesiog siekiant parengti ilgalaikį planą, kaip tvarkytis ir deradikalizuoti ten esančius žmones. Taigi, bet manau, kad tai užtruks metus. Taip, tikrai. Čia nėra lengvų sprendimų. Taip, manau, kad iškėlė tikrai įdomų klausimą, būtent apie fizinį aspektą, kuris mano nuomonė yra nesąmonė ir jiems niekas nepavyks. Bet yra ir tam tikra prasme optika. Ir tai įdomus pastebėjimas, nes tam tikra prasme taikos taryba atima galią iš jį tainytie. Ir jie atima tą Gazos prieigą, tą savotišką monopolį, kurį jie turėjo daryti visus tuos absurdiškus dalykus, kuriuos UNRWA ir kitos įtaitose agentūros darė Gazos viduje, bendradarbiaudamos su Hamas, bendradarbiaudamos su teroristinėmis organizacijomis, suteikdamos joms priedangą. Tai jiems viską labai apsunkina. Taigi šiuo atžvilgiu tai nėra blogas dalykas. Tiesiog to nepakanka. Bellamy, ką manai? Bellamy, kokia tavo nuomonė apie taikos tarybą? Na, ne, turiu omeny, man labai patinka, ką šiuo metu reiškia taikos taryba. Ir manau, kad, kaip ką tik pasakėjai, tai beveik nukreipia dėmesį nuo šios netiesos apie Kwasi Oko, Afrikos vaiką, bėgiojantį su apmokėtu aktoriumi, kuris vaidina musę iš 90-ojo dešimtmečio. Tai yra ta svajonė, kurią žmonės vis dar mano esant jungtinėmis tautomis. Ir tai neturi nieko bendro su tuo. Nes esu tikra, kad kažkur Afrikoje vis dar kažkas bėgioja, bet niekas nežino, kas nutiko tam vaikui. Nes kad ir ką išleidai, tu išleidai Starbucksų su Smart Water už 99 centus. Ar tikrai žinai, kur tie pinigai nuėjo? Ne. Taigi, kalbant apie taikos tarybą, bent jau aš turiu pakankamai pagarbos tiems vyrams, kurie sugebėjo ateiti į platformą iš labai prieštaringų šalių, kurios tokios buvo ir anksčiau. Prieš vakarus ir politiškai, ir visais kitais atžvilgiais, beveik linkdami į terorizmą. Jeigu žinote, jie nuolankiai nusilenks terorizmui. Jie spaus rankas teroristams. Bet dabar, kai iš tikrųjų gali duoti ir atimti iš jų ir sakyti, gerai, leiskite man, atitraukime uždangą, kas jūs esate. Taigi aš vis dar nežinau, kas yra taikos taryba. Manau, visi nuotraukoje atrodo puikiai, bet aš vis dar laukiu. Bet kai kalbam apie Gazą, manau, tai vienas geriausių dalykų, kurie įvyko. Beveik ne tik kaip laikinas sprendimas, bet uždanga buvo pakelta. O tiems, kurie vis dar renkasi slėptis už tos uždangos, sėkmės. Turiu omenyje, nežinau, ar yra būdas, kad tai taptų kažkuo iš tikrųjų veikiančiu, be visiško Izraelio gynybos pajėgų bendradarbiavimo. O tai tada atstumtų kai kuriuos žmonės, kurie iki šiol palaikė. Taigi, aš nežinau, tikrai nežinau, kaip tai įvyks, be, žinote, jie bando sukurti tarptautinės pajėgas ar kažką panašaus. Mes jau matėme, kokios veiksmingos jos būna. Mes tai matėme Libane su UNIFIL po milijardų JAV mokesčių mokėtojų dolerių. Ir mes tai matėme kitose tarptautinėse taikdarių pajėgose bei kitose konfliktuose. Tuo labai netikiu. Ir tikiuosi, kad klystu. Kaip ir daugelį dalykų pastaruoju metu, būčiau labai laiminga, jei klysčiau. Bet teks palaukti ir pamatyti. Turiu omenyje, turbūt tiesiog teks pažiūrėti, kaip viskas klostysis. Nesu labai optimistiška, bet ten tikrai įdomus įvykiai. Bet noriu pereiti prie mūsų niekšų ir herojų. Mūsų populiariausios rubrikos laidoje Quad. Ir žinau, kad kaip visada pradedame nuo niekšų, bet žinau, kad Danielius šiandien mums paruošė ypatingą niekšą. Prašau, Danielių.
Sunny Hostin neseniai atskleidė, kad matydama Amerikos vėliavą ji jaučiasi nejaukiai. Tačiau viena vėliava, kuri atrodo neverčia jos jaustis nejaukiai, yra Palestinos vėliava. Aš sakiau, kad būna atveju, kai įeinu į bendruomenę ir matau visur Amerikos vėliavas ir staiga pasijuntu nesaugi. Peržvelkime. Sunny teigia, kad Hamas palaikanti radikalizaciją Amerikos Ivy Lygos universitetuose buvo tiesiog antikariniai protestai. Vaikai persirengė džihadistais ir 2 metus skandavo prieš Fatah revoliuciją. Jį gynė Javierą Bardemą, kai šis Oskaruose pareiškė laisvę Palestinai. Ji buvo prieš Mahmudo Khalilo sulaikymą ir artėjančią deportaciją. Ji netgi buvo prieš JAV ir Izraelio veiksmus, kai per 12 dienų karą buvo sunaikintas IRGC branduolinis pajėgumas. Ji norėjo, kad visi tai žinotų. Hamas galiausiai grąžino Šerės Bibas kūną, tarsi problema būtų buvęs kūno išpirkimo ir grąžinimo į Izraelį laikas. Užuot pripažinus faktą, kad ji ir jos kūdikiai buvo pagrobti ir žiauriai nužudyti. Su Sunny nuolatinis neproporcingas teisinis Benjamino Netanyahu veiksmų narstymas, o Hamas, Hezbollah ir Islamo Respublikai gerokai mažiau. Ji net teigia, kad moterims Irane gyvenančiams pagal šariato įstatymus yra lengviau nei juodaodžiams amerikiečiams. Ji iš tikrųjų tai pasakė, būdama daugiamilijonierė per televiziją. Vienu metu pradėjau svarstyti, ar Sunny Hostin tai daro tyčia. Taip, tai jos darbas stumti ideologinę darbotvarkę, kad demoralizuotų Amerikos visuomenę. Nesvarbu, ar tai tyčia ar ne, poveikis tas pats. Žiūrovai yra skatinami nepasitikėti Ameriką, nepasitikėti Izraeliu ir matyti vakarus kaip pagrindinį blogiuką. Ir jei amerikiečiai būtų laimingi, saugus, lankytų bažnyčią ir sinagogą, gyventų prasmingą dvasinį gyvenimą, jie nežiūrėtų The View. Priklausomi nuo moralinės panikos, isterijos ir streso, kurį jiems sukelia Sunny Hostin. Ir ji būtų nereikšminga. Puikiau. Manau, visi jie, ne visi, Melisa visai nieko, bet The View yra prasta. Gerai, taip. Ko tikėtis iš žmogaus, kurio tėvas, kaip teigiama, turėjo vergų? Ką? Apie ką tu kalbi? Viena iš jos prosenelių. Taip. Ji buvo. Prosenelis vargšas. Tėvas. Kelios kartos. Kažkas iš šeimos, kuri, kaip teigiama, turėjo vergų. Ten kažkas tikrai negerai. Ji taip pat turi senelį, kuris buvo žydas ir jie apie tai taip pat užsimena. Jie mėgsta tai daryti. Taip. Jie taip daro. Aš taip pat turiu juodaodžių draugų. Taip. Taip, būtent. Būtent, Bellamy, kas šią savaitę tavo niekšas? Mano atsakymas yra Ro-Khanna, kuris buvo Izraelyje ir nuvyko į vakarų krantą. Ir nesvarbu, ką norėtum pasakyti apie naujakurius, kurie, kaip teigiama, išėjo ir jį sulaikė, ir apie tai, kad reikia pasirinkti jų pusę, štai kaip jis panaudojo tai prieš Izraelį. Turiu paklausti, ar jis atvyko čia sąmoningai tam, kad atkreiptų dėmesį į tai, kas vyksta ir ką reiškia būti artimuosiuose rytuose? Ar jis yra žmogus, rodantis abi spektro pusės, ar tiesiog atvykęs čia skleisti propagandos, kurią vėliau parsiveš į JAV? Kaip žmogus, palaikantis Palestiną ir nusistatęs prieš Izraelį. Ir pagalvojau, nutilk, atsitrauk, nieko nedaryk, nieko nesakyk. Ir tada pradėjau matyti jo vaizdo įrašus, kurie pasirodė vos jam grįžus į JAV. Ir dabar tai tapo jo platforma. Jis kalba apie tos chuliganus ir blogį, kurį matė jų akise. Šio 20-mečio ir šios 21 metų merginos. Gerai, Sababa buvo problema. Žmonės turi būti atsakingi už netinkamą elgesį. Jūs nuolat vadinsite naujakurius vienu vardu, demonizuosite juos ir visa kita. Bet dabar jūs nuėjote dar toliau ir dehumanizavote izraeliečius. Jūs dehumanizavote izraeliečius. Žmonės, kurie iš tikrųjų, nesvarbu, ar jie teisūs ar neteisūs, jūs to nepadarėte visai tautai. Ir tada naudoti savo rasę ar melanino atspalvį sakant, kaip rudaodė, aš tikrai pajutau, kad tai buvo pirmas kartas, kai jaučiausi kaip rudaodė. Aš perfrazuoju, atsiprašau, ką? Pirmiausia, jūs esate demokratė. Taigi jūs pažymite visus langelius, kurie padės jūsų prezidentiniai kampanijai 2028 metais. Taigi, sveikinu jūs už tai, kad esate viena geriausių niekšų ir paverkite man upę. Kitą kartą, kai norėsite pajusti, ką reiškia būti rudai odžiu,
Prisiminkite, kad buvote vienoje vietoje, kur nebuvote mažuma. Supratote? Ne. Tai taip pat įdomu, nes visas skandalas kilo dėl to, kad jis tyčia bendradarbiavo tik su palestiniečių organizatoriumi, kad sukeltų tokią dramą. Ir palestinietis gidas tyčia juos nuvežė off tą teritoriją, kur juos ir sustabdė. Tai yra karinė zona, kurioje negali būti jokie civiliai, nei izraeliečiai, nei palestiniečiai. Nesvarbu, kas tu esi, tau neleidžiama ten būti, nebent esi kariškis. Taigi tai buvo tikroji priežastis, kodėl jie buvo sustabdyti. Dabar aš visiškai nepateisinu naujakurių elgesio. Aš tai smerkiu. Tačiau tuo atveju jie buvo sustabdyti, todėl kad laukė atvykstančios policijos. Nes gidas, ir tai tiesiogiai iš policijos beje, nes gidas tai buvo daręs ne vieną kartą. Taigi buvo žinoma, kad jis užsiima tokiomis provokacijomis, kad sukeltų problemų. Jiems prireikė apie 90 minučių atvykti. Niekas nebuvo sulaikytas. Gerai, niekas. Ir niekas taip pat nebuvo areštuotas. Po 90 minučių gidas gavo įspėjimą, paskutinį įspėjimą iš policijos dėl tokios veiklos ir jie tęsė savo kelią. Taigi visas tas cirkas, kurį surengė Rokanas, yra tiesiog juokingas. Akivaizdu, kad jis bando kažkaip reklamuotis ir tai yra šlykštu. Tiesiog išeikite iš mūsų šalies su tuo. Yra tiek daug kraštutinių kairiųjų komunistų, politikų ir influencerių, kurie taip elgesi. Jie vyksta į tokias mažas propagandinės ekskursijas su palestiniečiais vakarų krante ir kuria visokias istorijas bei kursto problemas. Arba jie nuvažiuos į pačią krikščioniškiausią, saugiausią vietą, esančią kitoje sienos pusėje, tiesiai Betliejuje, ir bando parodyti, tarsi viskas būtų labai gražu. Ir tai tarsi, ar norėtum nuvykti į Nablusą ar Džaniną, kur visi džihadistai turi milžinišką teroro infrastruktūrą. Tai beprotiška. Taip. Taip, be to žodis sulaikytas primena Takerio Carlsono interviu su ambasadoriumi Maiku Hakabiu Ben-Guriono oro uoste. Jūs esate sulaikytas. Jie paėmė mano pasą, ar kas ten buvo. Jis kalbėjo kažkokias nesąmonės. Jie kiekvieną kartą, kai ten nuvažiuoju, paima mano pasą. Priespauda. Sulaikyta, taip. Na, žinote, Atvykote imti interviu ir net neįėjote į Izraelį. Kokia problema? Būtent. sulaikyta. Narutė, kas tavo niekša šią savaitę? Gerai, kalbant apie demokratus, kurie bando kandidatuoti į rinkimus arba tapti demokratų partijos vadovu, dar vienas žmogus, kuris tikriausiai neturi jokių šansų. Ramas Emanuelis, buvęs Čikagos meras, buvęs JAV ambasadorius Japonijoje, buvęs Obamos administracijos personalo vadovas. Ramas Emanuelis, visų pirma, tu esi niekšas. Ir pasinaudojant prezidento Trumpo žodžiais. Nes visų pirma, tu naudoji tai, kad tavo tėvas buvo izraelietis ir kovojo Izraelio nepriklausomybės kare, kaip priedanga savo antiizraelietiškiams, beveik antisemitiniams išpoliams prieš Izraelį. Ir tu atvykai į Tel Avivo universitetą pasakyti kalbos, kurioje sakei, kad Izraelis yra teritorinis atskalūnas. Ir žiauriai puoliai ministrą pirmininką Netanyahu. Ministras pirmininkas Netanyahu padarė pirmąjį, visiškai atsisakydamas antrojo. Ir kaip tiesioginis to rezultatas, Izraelio palaikymas visame pasaulyje smarkiai mažėja. Jūs praradote Europą. Jūsų didžiausias ekonominis partneris ir rinka. Jūs esate mokslininkas. Susidurėte su atskirtimi nuo atskirtinių konferencijų ir mokslinių tinklų. Jūsų menininkai ir akademikai neįleidžiami į parodas ir susitikimus. 2022 metais 55% amerikiečių palankiai vertino Izraelį. Šiandien šis skaičius yra 37% ir jis mažėja. O tarp jaunimo tiek Amerikoje, tiek Europoje, kurie yra šių šalių ateitis, šis skaičius yra dar mažesnis. Vienintelis diplomatinis laimėjimas, kurį jūs pasiekėte per pastaruosius 3 metus, yra Somalilendas. Kaip sakydavo mano močiutė, jūs praradote Ameriką, praradote Europą, o gavote Somalilendą. Koks sandoris? Bet juokingiausia dalis buvo, kad tai yra didžiausia ironija. Jūs užlipote ant scenos ir pasakėte, aš pasakysiu kažką, ko galbūt nenorėsite girdėti.
Ar juokaujate? Tel Avivo universitetas. Jie mėgsta tai girdėti. Jūs kalbate apie kairiuosius, kairiųjų pažiūrų akademikus. Jūs žinojote, kad toje vietoje būsite šiltai sutikti. Todėl nesakykite man nesąmonių apie drąsą kažką pasakyti. Be to, jūs apibūdinote Izraelio ir JAV santykius, kurie niekada neegzistavo. Jis pasakė, kad jau laikas JAV nustoti remti Izraelį bet kokiomis aplinkybėmis. Kiekvienas prezidentas tiesiog aklai sekė Izraelį. Tai nesąmonė. Taip niekada nebuvo, net ir su Trumpu. Tai žinai ką? Eik velniop. Ne, gerai pasakyta. Nesiginčiju ne dėl vieno žodžio. Norėjau, kad jis būtų mano niekšas. Na taip, jis lengvas taikinys. Jo kalba buvo skirta J Street. Taip. Ji buvo skirta tarsi demokratų žydų elitui, kuris vis dar skaito New York Times, kuris vis dar tiki tuo, žinai. Yra 2 valstybių sprendimas. Taip. Ne, jis pasakė 23 valstybių sprendimas ir tada pradėjo apibūdinti kažką, kas šiek tiek priminė Abraomo susitarimus. Turiu omenyje Tas vaikinas. Ir žinoma, žinote, Palestinos valstybė greta šios valstybės ir anos valstybės. Ir Arabų lygos valstybių. Tai visiška nesąmonė. Visiška nesąmonė. Ir liūdniausia dalis, kaip ir su Rau, mūsų draugų Rau ten, kad kultūrinė aplinka ir demokratų partija yra taip radikalizuotos. Vienintelis dalykas, kuris juos visus sieja, yra priešiškumas Izraeliui. Ir mintis, kad jei nori kažko pasiekti, pirminiuose rinkimuose, arba, žinai, galbūt turėti šansą 2028 metais tapti prezidente, taip tai ir turi daryti, taip? Na, manau, kad jie nustato, kad būtent taip ir turi elgtis, o tai yra labai kvailas precedentas. Ir taip pat, jei pažiūrėsite į Ramą Emanuelį ir Ro Kaną, jie yra nereikšmingi. Gerai? Ramas Emanuelis nėra kandidatė į prezidentus. Tai absurdiška, kad 12 kanalas čia netgi paėmė iš jos interviu. Šis vaikinas apklausose turi nuo 0,1 iki 1% palaikymą. Jie net nepatenka į 10 kandidatų sąraše. Tai absurdiška. Tai absurdiška. Ir mes tarsi paskatiname, tai leisdami jam elgtis taip, lyg ji būtų kandidatė į prezidentus. Tai juokinga. Taip. Visiškai juokinga. Apskritai man tiesiog labai liūdna, kad Demokratų partija yra tokioje situacijoje, kur šie kandidatai, šie nieko neišmanantys kandidatai, kurie iš esmės neturi jokios reikšmės bendrame paveiksle, mano, kad taip reikia pradėti savo kampaniją. Tai beprotybė. Bet mano šios savaitės niekšas yra influenceris, žinomas dėl vadinamojo looks maxing, kaip jis tai vadina, transliuotojas, iš tikrųjų, vardu Clavicular. Manau, jo tikrasis vardas yra Braidenas Peteris. Ir tai yra personažas, kuris kažkokiu būdu pastarosiamis dienomis atsidūrė Izraelio valstybėje. Nepaisant to, kad prieš 6 mėnesius jis klube Miamyje grojo Heil Hitler. Kartu su Andrimi ir Tristanu Teitais, Niku Fuentesu ir keliais kitais liūdnai pagarsėjusiais antisemitais, įskaitant Stinką. Taigi, taip, tai nėra geras žmogus. Tai nėra geras žmogus. Visa jo tapatybė ir įvaizdis paremti savęs žalojimu, įskaitant daužymasi plaktuku per veidą, kad paaštrintų kaulus, metamfetamino vartojimą, kad pasiektų norimą svorį. Manau, prieš kelis mėnesius jis netgi patyrė perdozavimą. Jis taip pat turi daug baudžiamųjų kaltinimų. Jam buvo pareikšti kaltinimai, iš tikrųjų jis prisipažino kaltu, kad tiesioginės transliacijos metu kelis kartus šaudė į gyvūną. Pasirodo, gyvūnas jau buvo negyvas, bet jis tai darė dėl patiktukų ir peržiūrų, kaip dažnai daro šie transliuotojai. Ir tada patys širkščiausi nusikaltimai, su kuriais jis buvo siejamas, jis turi baudžiamųjų kaltinimų dėl 2 skirtingų moterų užpuolimo ir sumušimo. Ir dar jis turi vykstantį teismo procesą su, dabar jai jau 18 metų. Tačiau, kaip teigiama ieškinyje, jis tariamai per tiesioginę transliaciją apsvaigino 16-metę, suleido jai kažkokio riebalus deginančio tirpalo ir metamfetamino. Taip pat jis, kaip teigiama, ją nugirdė ir išprievartavo. Tai štai tokia situacija. Ir pagal visą šią informaciją galėtumėte manyti, kad toks žmogus galbūt, tik galbūt, neturėtų būti tas, kurį palaiko Izraelį remiantys asmenys. Tačiau klystumėte. Nes šią savaitę, kai jis buvo čia, Izraelyje, buvo nedidelė grupelė, mažuma, bet visgi keletas Izraelio rėmėjų, kurie nusprendė, kad yra visiškai būtina su juo kalbėtis, susitikti ir dalyvauti jo transliacijose. Nes taip galime pasiekti naujas auditorijas. Jis turi tiek daug sekėjų.
Tai kodėlgi mums nesusigerinus su juo ir netapus jo geriausia drauge? Nes jis yra nacis, niekiek nesigailintis ir dėl nieko neatsiprašęs. Tad kodėl jis apskritai yra šioje šalyje, tai jau visai kita tema. Apie tai būtų galima surenkti visą diskusiją, bet pažvelgus į šią situaciją, į šį asmenį ir į tai, kaip jis kalba apie moteris, apie kitas mažumas, apie juodaodžių bendruomenę Jungtinėse valstijose, tai tiesiog siaubinga. Ir jūs ir duodate savo vertybės, kai palaikote šį asmenį. Jis yra visiškas niekšas. Jis turėtų išvykti iš šios šalies, jei dar neišvyko. Mes tavęs čia nenorime, mes tavęs nemėgstame, mes nesutinkame su tavo vertybėmis. Tu nieko neatsiprašei. Ir visas tavo apsimetinėjimas, neva, aš tik noriu aplankyti Izraelį ir parodyti, kad tai puikia vieta. Tai įvairi vieta ir ten daug gražių merginų, nes tik tai tau rūpi. Mes tuo netikime. Gerai. Mes puikiai žinome, kas tu esi. Mes matėme, kas tu esi ir mes tavęs čia nenorime. Sudie. Tai mano savaitės niekšas. Amen. Galėčiau tęsti dar ilgiau. Bet tai beprotiška taip pat užkuliuosiuose vyko tiek daug psichologinio manipuliavimo. Taip. Ir manau, kad tiesiog noriu tai pasakyti žydų tautai. 3 savaitės naudojamos kaip pasiteisinimas viską paslėpti po kilimu. Mes neturėtume kovoti tarpusavyje. Jei jau kažkas, kodėl mes kovojame tarpusavyje? Problema kyla iš mūsų pačių vidaus. Taigi turėtume pažvelgti į save. Turėtume žiūrėti į vidų, nes yra priežastis, kodėl dabar esame gedulo laikotarpyje. Jei tikrai rimtai sakome, kad atnešame tiek daug šviesos, kad Beit Hamikdašas bus vėl pastatytas, turime pažvelgti į save. Nes jei tokios yra mūsų moralės ir vertybės, kai raudoną kilimą tiesiame tokiems žmonėms, mes patys savo esame problema šiuo metu. Tikrai taip. Na, manau, daug žmonių to nežinojo. Aš neturėjau jokio supratimo. Galvojau, kad jis tiesiog toks slidus vaikinas. Nežinau, neturėjau daug jokios tokios informacijos. Manau, daug žmonių taip galvoja, nes jie nesuvokia, kokie rimti yra šie kaltinimai jam. Kokie iš tikrųjų buvo jo ankstesni veiksmai. Bet esmė ta, kad kai kuriais atvejais, ypač su kai kuriais influenceriais, kurie pasirinko su juo bendrauti, mes jiems sakėme. Taip, mes jiems iš anksto pasakėme ir jie žinojo. Apie tai buvo diskutuojama. Ir jie nusprendė viešai su šiuo asmeniu sieti save. Beje, savo tiesioginėse transliacijose, kol jis buvo čia, Izraelyje, jis žemino ir rodė nepagarbą Izraelio moterims. Jis juokavo apie jų kūnus, apie tai, kiek jos turi kūno riebalų. Ar žinote, kiek mažai ar daug jų yra? Ir kaip jis nori su jomis permiegoti 5 sekundės tualete. Tai tiesiog siaubinga. Negaliu tuo patikėti. Manau, kad žmonės net negali, protingai tariant, manau, kad kai kurie žmonės net nesugeba suvokti, kokie sociopatiški yra daugelis šių Amerikos psichopato tipo influencerių. Tokie žmonės, kurie susikūrė keistą, beprotišką pasaulį, kuriame viskas sukasi apie paspaudimus ir jie daro šiuos baisius dalykus. Tai tiesioginė prasme, kai tu tai pasakoji, aš įsivaizduoju Christianą Bale'ą filme Amerikos psichopatas kaip vieną iš tų gerai atrodančių sociopatų. Ir jie buvo apdovanoti dėl to, kokia nuodinga, šlykšti ir morališkai pasibjaurėtina tapo visuomenė. Aš iš tikrųjų manau, kad kai kurie žmonės tiesiog net nesugeba to suvokti. Taip. Jie net netiki, kad tai tiesa. Tai sunku patikėti, tai tikrai šokiruoja. Jei kas nors man būtų tai pasakęs, o aš pati nebūčiau to ištyrusi, irgi būčiau pagalvojusi, gerai, bet ką tai iš tikrųjų reiškia. Nes žmonės šiais laikais daug ką sako. Ne, iš tikrųjų viskas taip blogai. Na, prieš baigdamos, aišku, turime aptarti savo herojus. Manau, pradėsiu aš. Šios savaitės herojus man kelia ypatingą liūdesį ir tikrai nusipelno daug daugiau pagarbos nei vien savaitės herojaus vardo. Tačiau JAV senatorius Lindsey Grahamas, kuris tragiškai mirė labai staiga. Dar nežinome visų detalių, bet kaip teigiama, tai buvo staigi liga. Manau, tai buvo širdies sustojimas. Tačiau Lindsey Grahamas visada buvo toks stiprus, aistringas ir tvirtas balsas, iš tikrųjų visai vakarų pasauliui. Jis nuo pat pradžių buvo nuostabus Ukrainos klausimu. Jis atvirai rėmė Izraelio valstybę, žinote, tiek iki spalio 7-osios, tiek po spalio 7-osios. Kiekviename žingsnyje jis buvo svarbus balsas, reikalaudamas Baltųjų rūmų ir administracijos atskaitomybės, su meile, palaikymu, bet ir tvirtai, nenusileisdamas savo vertybėms. Ir manau svarbiausia, kas jam pelnė pravardę Amu Lindsey, kas reiškia dėdė Lindsey Irano bendruomenėje, yra tai, kad jis buvo ryškiausias balsas JAV kongrese Irano žmonėms palaikyti.
Jis kėlė šį klausimą daugiau nei bet kuris kitas JAV kongreso narys. Jis buvo itin atviras, kalbėdamasis su iraniečių, amerikiečių bendruomenė ir keldamas jų problemas, žinote, tiek JAV prezidentui, tiek visiems žemiau jo esantiems pareigūnams. Ir jis buvo labai blaiviai vertino Irano Islamo Respubliką. Kaip turėtume su jais elgtis, ko neturėtume daryti, įskaitant sandorių sudarimą ir apie būtinybę galutinai nugalėti šį režimą. Taigi man gaila, kad jis nesulaukė šios dienos, bet jo darbai nelieka nepastebėti. Jis paliko didžiulį palikimą ir mes toliau tęsime tą palikimą. Ir siekti stiprių, saugių Jungtinių valstijų, stiprios, saugios Izraelio valstybės, stiprios, saugios Ukrainos, kovoti už demokratijas visame pasaulyje ir žinoma, už išlaisvintą Iraną. Taigi, Lindsey Grahamai, tu esi mano savaitės herojus. Ilsėkis ramybėje. Bellamy, ką tu mums paruošei? Mano pasirinkimas šiek tiek keistas. Ir sakau tai todėl, kad tuoj ištarsiu šiuos žodžius. Egiptas ir Turkija. Taip, žinoma, mes esame herojų segmente. Taip. Bet tai yra mano herojai. Ir kodėl? Dėl nuoseklumo. Jie pasakė, kas jie yra. Jie ir toliau tau sakys, kas jie yra. Ir jie labai nuoseklūs, žingsnis po žingsnio, be sustojimo. Taigi visiems Palestiną palaikantiems queer žmonėms, kai visi įlipote į kruizinį laivą, kad išklausytumėte Patti LuPone pasakojančios, kokia nuostabi ši kelionė. Visoms kelionėms, kurias tuoj patirsite. Mažiems uostams artimuosiuose rytuose. Ar jums nekarto nekilo mintis pagalvoti, palaukite, galbūt mūsų neįleis? Bet ne, jie jums pasakė ir jie pasakė, ne, ačiū. O jūs atsakėte, viskas gerai. Dabar vyksime į Egiptą. Tiesa? Visi esame nusiminę, kad tai žmonės, žinote, tokioje, kaip aš vadinu, pakopinėje flotilėje šiuo metu. Mes vyksime į Egiptą. Tada Egiptas sako ne. Taigi, viduje visi šie mėly žmonės, kurie taip nekenčia Izraelio, nesipriešina nei režimui, nei kitiems, brolijai ir Hamas. Ne, jie dar labiau užsispiria ir kaltina Trumpą bei administraciją. Ir būtent tai, kaip pasaulis pasikeitė viduje, Amerikoje, ir lėmė, kad jiems taip nutiko tarptautinėse vandenyse. Ne, tai vadinama artimaisiais rytais. Ir mes vis kartojame jums, kad buvo viena vieta, kur galėjote prisišvartuoti. Buvo viena vieta, kur galėjote būti savimi. Buvo viena vieta, kur turėjote atvykti. Tai Izraelis. Bet jums taip svarbu nekęsti Izraelio. Tikiuosi, kad jums visiems patiko prisigerti ir susinervinti, o močiutė Patti LuPone dainavo jums lopšinę, sakydama, kokie jūs nuostabūs, kad stovite už viską, kas yra prieš jūs ir kas jūs pražudys. Ačiū Egiptui ir ačiū Turkijai. Tai yra egiptietiškas būdas, kaip matome pasaulio čempionate. Jie niekada neprisima atsakomybės, visada kalti kiti. Messi – sionistas, argentiniečiai – žydai, teisėjai – žydai, visi žydai. Danieliau, kas šią savaitę tavo herojus? Mano herojus šią savaitę yra Kroatijos ministras pirmininkas Andrejus Plenkovičius. Aš iš tikrųjų esu Kroatijos pilietis, esu dvigubos pilietybės. Mano senelis buvo kroatas. Mano tėtis taip pat buvo pilietis. Norėjau jį paminėti. Jis yra vienas iš labiausiai Izraelį palaikančių lyderių Europoje. Jis tikrai palaikė Izraelį ir toliau tai daro. Kroatijos parlamentas atsisakė pripažinti Palestinos valstybę, nes nenori atlyginti už pagrobimus ir žmogžudystės. Ir argi tai nemaloni atgaiva? Tokie dalykai, kaip valstybės pripažinimas, turėtų būti sprendžiami diplomatinėmis derybomis, o ne masinėmis žudynėmis ir įkakaitų grobimu. Taigi labai ačiū Kroatijos ministrui pirmininkui. Jūs privertėte mane didžiuotis būnant Kroatijos piliečiu. Taip pat, nes Kroatijoje mes tikrai vertiname katalikybę. Taigi mintis, kad visos mūsų šventos vietos, tokios kaip Šventojo kapo bažnyčia ir Marijos kapas, mintis, kad mes būtume tų žmonių pusėje, kurie nori sunaikinti visas mūsų šventas vietas. Kroatijos žmonės to nepriema. Ir iš tikrųjų Balkanams visai nebūdinga būti naciais. Kroatija iš tikrųjų yra žvejų ir ūkininkų šalis, žinote, tai tikrai geri, ramūs, paprasti žmonės, tas pats ir Serbijoje. Todėl aš tiesiog labai norėjau jam padėkoti.
Tai labai geras herojus. Taip. Taip, tai puikus herojus. Turiu omenyje, aš tikrai noriu sužinoti, turėjau padaryti ją savo heroję arba niekšu. Net nesu tikra, kuris variantas tiktų, bet Ana Kasparian, vaizdo įrašas apie bosnius ir hercegoviniečius. Norėjau tavęs paklausti, ar jie tokie yra Bosnijoje, o gal turėčiau klausti, ar jie tokie yra Hercegovinoje, nes pasirodo, tai dvi skirtingos valstybės. Kurios susijungia tam, kad galėtų sportuoti. Žinoma, nes taip veikia pasaulio taurė. Visiškai teisingai. Rūtė, kas tavo herojus? Gerai, prieš pasakydama, kas yra mano herojus, noriu pasakyti, kodėl taip sunku rasti herojų ir taip lengva kiekvieną savaitę rasti niekšų. Gerai, mano herojus yra Flavijus Bolsonaras. Gerai. Jis kandidatuoja kad taptų prezidentu Brazilijoje. Ir rinkimai vyks spalį, link spalio pabaigos, kaip ir artėjantis Izraelio rinkimai. Jis, skirtingai nei dabartinis prezidentas Lula da Silva, kuris yra visiškai prieš Izraelį ir palaiko Palestinos valstybę, jis pripažįsta Palestinos valstybę. Jis sakė, kad Izraelis įvykdė genocidą Gazoje. Jis pasakė visus įprastus bjaurius dalykus. Jis yra socialistas, jis yra niekšas. Ir štai ateina Bolsonaras, kuris yra vienas iš Bolsonaro sūnų, kuris taip pat buvo Brazilijos prezidentas per 2 skirtingas kadencijas. Taigi jis davė interviu. Flavijus šią savaitę davė interviu Izraelio 14 kanalui. Ir jis buvo tiesiog toks žavus ir toks linksmas. Ir jis pasakė, aš visada palaikysiu Izraelį. Ir jei būsiu išrinktas, ne tik perkelsiu ambasadą į Jeruzalę, bet ir plėsiu mūsų bendradarbiavimą su Izraeliu visais įmanomais būdais. Ar visiškai atstatytumėte Brazilijos diplomatinius ir karinius ryšius su Izraeliu? Aš ne tik reaguosiu į šios santykius, bet ir juos plėsiu. Ar vis dar esate pasiryžusi perkelti Brazilijos ambasadą į Jeruzalę? Taip, pačioje vyriausybės pradžioje, kai tik tai ir ketinu padaryti, tęsiant tai, ką pradėjo prezidentas Jairas Bolsonaras. Na, nuostabu tai matyti. Ir atrodo, kad Lotynų Amerikoje dabar vyksta tam tikras atgimimas. Ne tik Argentina. Visos šios šalys keičia kryptį. Ir tai yra gerai. Labai joms naudinga. Tai viena iš priežasčių, kodėl man sunku išskirti herojų. Ir pasakysiu kodėl. Manau liūdna, kad kai kas nors pasielgia teisingai, mes juos vadiname herojais. Žinoma, yra tikrų herojų, yra karo didvyrių, yra žmonių, kurie bėga į degančius pastatus, kad išgelbėtų kitus. Jie yra didvyriai. Bėda ta, kad šiandien, jei kas nors pasisako už tai, kas teisinga ir savaime suprantama, mes turime juos vadinti didvyriais. Ir todėl man nepatogu vartoti šį terminą. Ir vis dėlto yra tiek daug niekšų. Taip. Labai teisinga ir labai geras pastebėjimas. Dažnai ateiname į studiją filmuoti laidos ir klausiame, kas turėtų būti mano herojus. Taip. Taigi jūs visiškai teisi. Pasaulis ten tikrai žiaurus. Taip, bet mes darome viską, ką galime, kad pasaulis taptų bent šiek tiek pozityvesnis. Taip. Mes turime vienas kitą. Taip. Turime baigti, bet noriu padėkoti visiems, kurie žiūrėjo The Quad per JNS. Ir kaip visada, sugrįšime kitą savaitę.